Va, koks arklys gražuolis. Aikto. Arkliai su avytėm vienoj krūvoj. Kažkas naujo. Kažkokie medžiai čia įdomus, nesuprasi, kas čia panašus į ąžuolus, bet ne ąžuolai. Nesuprantu, kas per medis. Dabar čia man reikia posūkį padaryti, okei. Va, tos pušys kažkokios matau keistos, labai keistų formų. Medžiai kažkokie kitokie čia. Keista tie krūmai aukšti pasodinti palei kelią. Nu, bet čia gal yra prasmė, kad dulkių mažiau eitų, bet šiaip gamta, keliai jau kitokie. Kita šalis, kaip sakant. Ir Europoje aš tokio nematęs dalyko. Kaip ir nieko ypatingai keisto, bet medžių forma kažkokia kitokia. Ir keliai tai tokį šiaip savo, seni. Kažkaip paremontuoti, biškį palopyti kažkur tai, bet jau va prasideda įdomus vingeliai tokie visai. Ir va pasiaurinimai ir viskas, ir tiltukų. O, tikras škotiškas tiltas. Akmeninis, senoviškas. Ką šiandien, ponai? Važiuojam į Dunbar, ten apžiūrėsim ten tą prieplauką ir kažkokie pilis irgi yra, ir kažkokie dar gamtos dalykai. Ir tada šiandien į Edinburgą. Pažiūrėsim, ką galima pamatyti Edinburge ir šiandien būt daugiau niekur ir nevažiuosiu. Nes jau reikia pauzę šiokią tokią padaryti, tai kilometrų suma sumarum. Ir apsistosiu Edinburge, biškį pailsėsiu ir pasivaikščiosiu vakarinį Edinburgą, gal kažką papotkinsiu. Kol kas viskas gerai, motociklas tvarkoj, grandinę pasitepiau. Šiaip jokių problemų visai. Tu, kad tik kokia nors nesąmonė neatsitiktų. O, tiltukas. Gražus tiltukas, klausykit. Ir čia va, kaip tik upelės posūkis, va tokie tiltukai gražus. Jo, kai žiūrėjau filmus apie škotiškas dainas, tai visi ant tokių tiltų dainuodavo. Okei. Va, koks fainas šipsenukas. O aš atvykau į Dunbar. Visiškas škotiškas žvejų kaimelis. Čia man kažkas parekomendavo jį užsukti. Na ir einam pasižiūrėti, kas čia vyksta. Čia yra kažkokia tai battery. Čia yra gynybinės kažkoks tai dalykas. Ir ten yra likučiai Dunbaro pilies. Tai va eisim paskui tą pilį dar pasižvalgyti. The battery is built to protect Dunbar against American Sea Raiders. American Sea Raiders ką čia darė 18 amžiaus pabaigoj? Bet panašu, kad turėjo priežasčių. Kas čia dar? Nueinam pažiūrėti, kas čia gero. Na, tai čia toksai yra
padarytas outpostas. O, va, prašom. Tai bangolaužis, čia ant tolų, matai, pastatytas dalykas, iš kurio šaudė į laivus. Šaudė. Va, šunys. Hello. I've seen you already yesterday, maybe. No? Draugai žvejai jūrininkai, pasakykit, ką jie šituose tinkluose dėžėse gaudo? Krabus, kokius krevetės? Ar žuvį kažkokią specialią? O, čia visai gražu savotiškai. Aišku, užtverta žmonėm prieit neina, bet va tokios arkos čia padarytos. Įsivaizduoju, kad čia jie tą pilį škotai buvo pasistatę tarp šitų uolų. Ir jiem visai čia buvo gera gynybinė pozicija. Tiek nuo jūros, tiek nuo žemės. Ok, o šito tarpu tada ant šitos sienos pasidėsiu, kavos išgersiu, nes nusipirkau va kavytės ir su vaizdu į Šiaurės jūrą. Į tą pilį sau ramiai išgersiu. Tik reikia žiūrėti, kad kepurės nenupūstų, nes vėjas nejuokingas. Dar turėjau iliuziją droną kelt, bet sakiau, paskui ieškosiu Norvegijoje šito drono. Dangerous sea conditions, high risk of loss of life. O taip, atsargiai. What should you do? Yeah, I mean, it's up to you. They're good grilled. Sometimes they're slightly steamed in some white wine and a pot. I did it with Šviežiai pagautas Garlic white žuvis, wine, lobsteriai iš pepper, karto čia some butter together. gatavai paruošia. Yeah, man, I think that's it. Užsisakiau kažkokių salotėlių Find a kilo. su lobsteriais ir su krevetėm, tai pažiūrėsim, kas čia bus. Va mano salotėlės su šviežiu lobsteriu ir šviežiam krevetėm. Niam. Niam. Nuragaut. Niam. Suvalgiau salotėlės. Šviežios salotų lapai su padažiuku ir su krevetėm ir su lobsterio gabalėlis. Niam. Suvalgėm visą vaibą šito miestelio. Sėdėm ant motociklo ir varom į Edinburgą. Pasiskambinau su viešbučiu, sakė, jau gali atvažiuoti, nereikia 3 valandos laukti, pasidėsi motociklą ir sakė, važiuokim į miestą pėsčias. Nes sako, su Edinburgo centras su motociklu nėra ko grūstis, ypač savaitgalį. Va, Edinburgo centras. Galvoju, bandau nusigauti iki to garsaus laivo Britanija, karališkosios jachtos, bet sakė, palik motociklą prie viešbučio ir važiuok su autobusu, bus greičiau. Autobusas papuolė į tokį kamštį, sako, ten centre kažkoks protestas. Tai žodžiu, nebūčiau nei su motociklu, nei su kom pravažiavęs. Tai dabar einu pėsčias, sakė, iki tramvajaus. Autobuso vairuotojas toks fainas. Sako, iki tramvajaus nueisi pėsčias, o ten, sako, jau su tramvajom sėsi ir važiuok tu, kur tau reikia. Tai va, tai čia toks mažasis Londonas, šitas Edinburgas, pilnas žmonių, judesys ir kalbos nebesuprantu, nes čia jau nebe anglų, o kažkokia tai škotų ir turbūt škotų ir vietinė anglų kalba, kur aš čia išlindau prie kažkokios stoties. O ten kažkas gražaus, apa. Tokie tie pastatai, tokie tamsūs, akmeniniai. Bet nieko visai atrodo. O ten tipo ta
pilis Edinburgo, tai jaučiu rytoj įeis arba šiandien gal dar jeigu spėsiu, nebent. Nes labiausiai tai noriu ne kiek į pilį, kiek noriu tą laivą pamatyti. Jo, čia autobusai stoja jaučiu ilgam. Na štai, nusipirkau bilietą 25 € žmogui. Ir čia yra pirma paroda tokia. Na ir štai va, čia stovi ta gražuolė karališka jachta Britanija. Na ir dabar mes apžiūrėsim parodą. Štai čia jos maketas iš pradžių. Va, laivas tarnavo kaip karalienės jūrinis transportas nuo 1954 iki 1997 metų. Ir paskutinis jos vizitas buvo į Honkongą. Na štai, lipam į jos didenybės jachtą, karališkąją jachtą Britanija. Mačiau filmą apie karalienę Elžbietą ir šis laivas ne kartą yra minėtas ir rodytas, kur karalienės buvo visokios kelionės po pasaulį, būtent šito laivo. Na, dabar galime eiti mes jau pasižiūrėti, kas šitam laive čia gero. Na, čia už manęs admirolo ofisas, admirolo darbo vieta. Na ir čia dalis uždaryta remontui, bet čia va matosi toliau yra karininkų vietos. Tai čia šitam denyje vyko valdymas, kaip matot, su viskiu ir brendžiu. Mane tai žiauriai žavi tokie laivai. Mačiau vieną Belfastą, tą karinį laivą. Dabar šitą laivą apžiūrinėju. Laivų statyba čia kažkas tai tokia yra. Nu va, čia yra, kaip čia tas jūrininkų terminais vadinamas, kubrikas, ne kubrikas, kur maistelį paduoda. Už manęs stovi karališkas Land Roveris. Sakė, kad kartais vietoj Land Roverio čia stovėdavo karališkasis Rolls Royce'as. Nu ir čia yra keltuvų sistema, kuri tą automobilį karališką iškeldavo į krantą, jeigu reikia. Tai čia tais atvejais, kai karalienė atvažiuoja į šalį, kurioje nėra tinkamų automobilių karalienė vežioti, tai vat karalienė vežiodavosi su savim ir automobilį. Na va, o paskui, kai jau tos valstybės apsirūpino automobiliais, kad galėtų karalienė vežioti, tai tada, sakė, šitoje vietoje su tom garaže tiesiog alų laikydavo. Na, čia vienintelis toks pasaulyje laivas turbūt, skirtas karališkos šeimos tarptautiniam valstybiniam vizitam. Na ir labai smagu, kad jis po to, kai nustotas naudoti, dabar atviras publikai kaip muziejus. Prie šito stalo pietavo ne tik tai karalienė, bet ir, kaip pavyzdžiui, Nelsonas Mandela, Billas Clintonas, princesė Diana, na ir daugelis kitų pasaulio galingųjų, kuriuos karalienė pakviesdavo pietų į savo jachtą. Vat kuom žavi monarchija. Gimsti žmogus ir gauni laivą. Visą tokią jachtą visam gyvenimui.
ir keliauji po pasaulį su tokia jachta. Tiesa, gimt reikia karališkoj šeimoj ir dar tapt karalium. Tik tiek. Einam dirbti, aš tik svajau. Geras 2 valandas pravaikščiau po šitą didingą laivą, kuris 45 metus tarnavo karalienė Elžbietai II. Nuo 54 metų, faktiškai nuo jos koronacijos, iki 97 metų gruodžio mėnesio. Na, pats laivas dabar išlaikomas yra nepelno siekiančios organizacijos, kuri taip pat ir vadinasi The Royal Yacht Britannia. Ir, na, dabar šitą laivas čia stovi Edinburgo uoste, prie tokio prekybos centro. Na ir šitas turas už 25 eurus kol kas turbūt, prilygsta pagal savo įdomumą tikrai net ir Londono Toweriui, sakyčiau. Tikrai jėga. Būsite Edinburge, tai užsukit. O šiandien dar priedo karalius mieste yra. Tai už tai čia sakė, toks sujudimas, tokie kamščiai, dar tai kažkokie protestuotojai vaikšto. Tai sakė, šiandien geriau po centrą nesibastyti. Nes karalius atvykęs į Edinburgą, tai čia dabar visi iš jo visko nori. Kadangi jau į pačią Edinburgo pilį nenueisiu, baigėsi darbo laikas, aš per daug tam laive užsibuvau, tai ieškojau, kur čia dar Edinburge nueiti galima, kas dar dirba, veikia, nes čia viskas užsidaro 5 val. 6 val. Tai pasirodo, čia centre pačiam yra Calton Hill, Caltono kalva. Ir čia ant tos kalvos yra kažkoks tai vat kaip Kolizėjaus fasadas su kolonom, nežinau net ką reiškia. Tada yra observatorija, matau, miesto, dar Nelsono paminklas ir dar čia kažkokių tai tokių visokių akmeninių įdomių pastatų ir pilna žmonių. Tai čia kažkas panašaus, kaip būtų kartu Gedimino kalnas ir 3 kryžių kalnas Vilniuje vienoje vietoje kartu. Visi eina, visi žiūri, visi fotkinasi su vaizdu į centrą, į miestą. Bet, ir viskas, va, čia tokį laiką leidžia žmonės, vietiniai ir turistai. Tai aš dar į vieną vietą centre čia nueinu ir viskas, jau dabar einu ilsėtis. Dabar važiuosiu didžiuliu tiltu, kuris vadinasi The Queen's Ferry. Jo pateksiu į The Scottish Highlands. Kiek iš čia? Kokie 2 kilometrai jaučiu. 18 laipsnių. Važiuoju į šiaurę, kur dar bus šalčiau. Okei. Gerulis tiltukas. Trys matau tiltai. Anas. Dar vienas, o ten toliau toks gražus geležinkelio matosi. 3 didžiuliai pilonai. Po kokie 80 metrų gal daugiau. Ir plieniniai trosai. Jau 2 kilometrai važiuoju. Kažkas panašaus kaip Kroatijos tiltas. Prie Dubrovniko netoli, arba kitas yra tiltas Graikijoje, panašių važiavau. Rio Antrio Bridge vadinasi, man atrodo.
Esu Škotijoje prie Glamis Castle. Čia yra viena iš karališkųjų pilių Škotijoje, į kurią atvažiavau visiškai netyčia, apie nieko nežinodamas anksčiau. Vakar visą dieną prablūdėjau Edinburge. Miegojau tokiam dar Viktorijos laikus menančiam pastate. Toks guest house'as su keletu kambarių, su pusryčiais, gal 80 eurų kainavo, bet ir tai su shared bathroom formatas, reiškia toks viengurio lova, mažas kambariukas buvo, bet labai faini angliški, tikrai angliški pusryčiai. Tai va, tai susipakavau iš ryto ir išvažiavau jau gilyn į Škotiją, kirtau ten tą tokį didelį gražų tiltą, kuris iš Edinburgo jau šiaurė, ten keli tie tiltai tokie gražus yra, vienas gal 2,5 kilometro, kai važiavau. Ir savo važiuoju iš lėto į šiaurę. Tai šiandien tikslas yra pasiekti Inverness, tai yra miestelis prie Loch Nesso ežero, Škotijos vidury maždaug, jau netoli Škotijos kalnų. Ten, kur rytoj eisiu žvejoti turbūt tą Loch Nesso pabaisą. Nežinau, ar vis dar yra, ar jau užsigando mano atvykimo. Va ir pakeliui žiūriu, randam kažkokią tai pilis Google Maps'e, kaip taškas, užsidėjau, atvažiavau. O čia belė kokio didumo parkas, žolytė idealiai nupjauta. Na ir dar čia žiūriu, va, kažkoks tai paukščių pasirodymas yra medžioklinių. Tai va, tai einu apsieisiu, apsižiūrėsiu tą visą programą. Ir nežinau, kiek aš čia šiandien kur nuvažiuosiu, bet bus matyti. Kol kas čia žiauriai įdomu. Va. Čia bičas treneris. Į tą paukštį treniruotas, va, skraidosi. Opa. Va, pareina paukštukas. Wow! Vos negavau iš erelę per galvą. Jaučiu pamatė, galvoju, kad mano kamera yra. O! Va. Na, žodžiu, panašu, kad toks dar viena laimėta loterija šiandien, kadangi visiškai netyčia užblūdėjau aš čia į tą pilį, galvau, čia bus koks nors šiaip tik tai istorinis griuvėsis, o pasirodo, laba diena, čia yra Glaimso pilis, iki šiol joje gyvena Bowes-Lyons family, tai yra šeima, iš kurios kilusi karalienė motina. Ir šitoj pily karalienė motina gyveno nuo 4 iki 23 metų amžiaus, iki kol jinai ištekėjo už karaliaus, kuris vėliau tapo karaliumi Jurgiu VI. Ir jinai yra ir karalienės Elžbietos II motina. Taigi čia yra karalienės Elžbietos senelių namai. Karalienės Elžbietos senelių. Tėvų, mamos namai, va, tiksliau pasakysiu. Užėjus čia papuoliau į turą, kur gidas, labai įdomus gidas, pravedė turą per viduje esančias patalpas. Tiesa, fotografuoti ir filmuoti vėlgi, kadangi čia yra gyvenamas namas, neleido, bet na, gidas papasakojo labai įdomias istorijas viso šito pastato ir sakė, kad šitam pastate taip pat gyvena 72 vaiduokliai. Na ir keletą tų vaiduoklių mums parodė, nu tiksliau tų vietų, kur jie buvo. Ten, sakykime, viena iš tų istorijų buvo, kad vienas iš valdovų šitos pilies šeštadienio vakarą žaidė kortom ir lošė kortom, o sekmadieniais nuo 12 negalima lošti kortom, pasirodo pagal prietarus. Sakė, čia mano namai, sakė, aš nors su velniu lošiu kortom. Tai lygiai 12 valandą, sakė, tuk-tuk, kažkas pasibeldė į duris,
sakė, sveiki, aš velnias ir dabar lošim kortom iki pasaulio pabaigos. Ir sakė, kad jie vienoje iš šitos pilies sienų iki šiol sėdi ir lošia kortomis. Ir dėl to naktimis kartais girdisi garsai taurių alaus šklegesio apie tai, kaip tas amžinatilsį baronas vis dar lošia kortomis su velniu vienoje iš šitos pilies sienų.